ta mūsų būtent būsena, kada mes esam jau nuo visko pavargusios. Užkniso konfliktai, užkniso barniai, užkniso netgi ir tie tylos momentai, ta siena tarp mūsų. Ir kada esi jau visiškai palūžusi, pavargusi nuo savęs, nuo aplinkos, nuo rutinos, nuo namų, nuo viso to, kad viską tempi ir bandai sukontroliuoti, sudėlioti, kad kažkas pradėtų gerėti. Ir tada pamastai, negi aš tikrai nesu verta daugiau, tik viso šito chaoso, kuris yra aplink mane, jokio artimo emocinio ryšio, nieko, tiesiog barnių, rutinos, tempimo viską ant savęs, visų išklausimo tik tais, kada aš ateinu, kad mane išklausytų, tada niekas manęs neišklauso. Tai būna dar vienas konfliktas, barnis. Ir jeigu manęs niekas negirdi, jeigu mano poreikiai yra nesvarbus, jeigu mano jausmai yra nesvarbus ir aš turiu išjausti viduje tą kaltę už tai, kad aš jaučiu kažką, kad aš kažko noriu, kad aš pavargusi. Ir visame šitoj mano situacijoje, būsenoje tokiai, ar ne? Tiesiog tai yra mano nuolatinė būsena, kada jau man visko yra va tiek, per daug, ar ne? Ir aš va tada ir susimastau, ar aš verta tik tiek? O galbūt esu verta daug daugiau? Ir kada aš tokius gerus klausimus užduodu ir galėčiau į juos, kai sakant, susikurti veiksmų planą, siekti to tikslo, kad išjausti savo vertę, kad sužinoti, kad aš esu verta, kad aš esu įdomi, kad mane gali mylėti, kad mane gali priimti, kad aš ir su pliusais, ir su trūkumais, su visais esu patogi, o ne taip, kad aš turiu pagalvoti, ar tai net neš kažkam skausmo akimirkos. Kad aš esu savimi, ta nepatogi, kurios net aš pati nepriimu, nes aš jau matau, kokia aš galiu būti blogiukė. Ar ne? Pikta, nepatenkinta, juk tai užgaus kitus ir kiti dėl mano nuotaikos jausis prastai. Ir va čia iš manęs ir eina tas, aš blogiukė tada, todėl turiu visko spausti, užgniaužti, kad nebūtų konfliktų, kad nebūtų nepatenkintų veidų, ar ne? Aš turiu nejausti. Ir taip nuolatos nepastebimai mane veikia aplinka. Aš tiek jau įpratusi prisitaikyti prie aplinkos, kad visiems neskaudėtų, kad aš jau nebepastebiu, kaip mane aplinka kontroliuoja. Ir ne tik kontroliuoja, bet ir programuoja. Tiesiog mane nuolatos programuoja aplinka. Įsivaizduojate, kiek tai yra žiauru. Kai mes to net nepastebim. Ir kas atsitinka? Jeigu aš tik tais pradedu spurdėti apie tą mintį, kad aš verta daugiau ir man reikia daugiau, man aplinka pradeda diktuoti ir įrašinėti programas. Tu niekam nereikalinga, pasižiūrėk, pas tave laksto vaikai, kam tokios reikia su bagažu, pažiūrėk, kiek tau metų. Ir tavyje atsiranda baimė. Baimė, kad aš dėl savo įvairiausių trūkumų, kuriuos man diktuoja visuomenė, kad aš tikrai esu nepakankama. Kad man reikia pasistengti. Ir kad turiu išlaikyti bent šitus santykius savo naguose,
bet kokią kainą. Ir tada aš dar labiau pradedu užmiršti, ko man reikia, ko aš noriu. Man kiekviena akimirka skirta dėl savęs tampa kaltės jausmu. Blemba, kol aš susišukavau, išsivaliau dantis, aš galėjau skirti tą laiką vaikams pasakėlę kažkokią pasekti. Aha, reikėjo galbūt virtuvę geriau per tą laiką susitvarkyti. Kas čia mane mato tokia namie? Aha, pala, reikia padaryti taip, kad dėl vyro viskas būtų ten, ar ne? Okei. Į visur švaru tvarku ir jisai grįž ir bus visur švaru tvarka ir jisai tada nesupyks. Ir aš nuolatos esu įtampoj, strese ir galvoju nuolatos, kaip man šitos santykius padaryti, jų visą aplinką, visą emocinę būklę, ar ne, viską tuose santykiuose padaryti taip, kad būtų viskas taip idealu, kad visi būtų laimingi. Ir tada aš pati savo neleidžiu norėti daugiau. Neleidžiu išgirsti savo poreikių. Neleidžiu savo jausti. Taip, aš neleidžiu savo jausti, nes kada esu pavargusi arba sergu ir negaliu tiesiog fiziškai pasirūpinti savo aplinka, savo buitimi, mano pirmas būna mintis, ne kaip padėti savo, o kodėl aš dabar negaliu pasirūpinti savo šeimą. Kodėl aš negaliu rūpintis dabar šeima? Kokia aš sudužus, sukniužus, kokia niekam tikusi, kad netgi negaliu pasirūpinti savo šeima. Ir tai verta susimastyti. Ar aš tikrai neverta daugiau? Neverta rūpesčių, neverta pagarbos, neverta poilsio. Ir ką jūs galvojate apie tokią situaciją? Ar tokios moteris vertos daugiau? Kai jos viso save išdalina kiekvieną mielą dieną ir prisėdusios jaučia, kad dar ne viską padariau. Ir vėl bėga, ir vėl bėga. Ir tas nuolatinis jųjų bėgimas, tai tik tais dar viena strategija pabėgti nuo savęs ir tiesiog savęs negirdėti, kad man kokios emocijos kyla, kad man kažkokie poreikiai kyla. Juk taip smagu ir gera rūpintis kitais, kai jie šypsosi, kai jie yra laimingi. Bet kodėl netgi ir tada visa mano idilė tiesiog sugriūna? Pist, kaip kortų namelis ir sugriuvo. Aš viską gerai apskaičiavau. Viskas turėjo būti idealu. Bet vis tiek konfliktai, vis tiek tylos siena. Ir vis tiek aš jaučiuosi visai išsekus ir nelaiminga. Ir ką man su visu tuo daryti? Einu gult, keliuosi ir vis pagalvoju. O tada save griaužiu vienu šitą mintį, kad aš taip negražiai pagalvoju. Tik aš žinau, ką man daryti. Atsikėliau, parašiau pusryčius, visus surašiau, išbučiavau į darbą, po darbo grįšiu, sutvarkysiu namus, paruošiu vakarienę, paruošiu pamokas, o taip. Pasistengsiu, kad vyras gerai pailsėtų. Ir būsiu tas šeimos šešėlis, dėl kurio visi bus laimingi. Bet jeigu tik tais jie bus nelaimingi, jų žvilgsnį ir vėl atsisuks į mane, kad aš kažko nedadariau. Ir aš vėl jausiuosi nepakankama, nevykėlė, bloga mama,
bloga žmona. Ir tas ciklas tol kartosis, kol aš vieną dieną nepasakysiu. O man gana. Man jau gana. Ir vat nuo šito momento mes galim pradėti eiti dirbti, kada jau man tikrai būna va čia, gana. Mes tada pasiryžę skirti savo truputėlį laiko, kad sužinoti, kaip visoje šitoj rutinoj galima rasti laiko savo, kaip pailsėti. Ir ne taip, kad laiko savo ir aš drebu, kad kažko nepadarysiu, kažką neatliksiu, bet skirti truputėlį laiko savo, kad pasijusti geriau, kad išjausti, kad aš esu reikalinga, vertinga ir mylima tik kaip asmuo, kaip mama, kaip žmona, kaip moteris, bet ne kaip aptarnaujantis personalas. Kai žmonės į mane atsisuka mano patys artimiausi ir jie rodo savo veiksmais, savo žodžiais meilę. Ir mes tai galime pasiekti kartu. Iš to vat santykių, iš tos santykių formulės, kurių buvo prieš, ir pereiti į tokią santykių formulę, kurią tu pritaikiusi, jaustumei, kad jie tave vertina ir myli kaip žmogų, o ne dėl to, kad tu kažką dadarei ar kažko nedadarei. Kada jie tiesiog tave priima ir pavargusią, ir darbščią, ir piktą, ir laimingą, kai tau nereikia savęs slėpti, kad dėl to kažkas pasijus blogai. Priešingai, kai tu atsiveri ir žmonės sako, gal galiu tau šį kartą padėti. Va to atgalinio ryšio sukūrimas santykiuose padaro mus laimingas. Ir kaip tai padaryti? Tai pirmiausia, ateikite į asmeninę sesiją ir mes pažiūrėsim, kokios jums yra aktualios problemos ir ką pas jūs reikėtų peržvelgti, ar ne? Ir pagal tai mes sukursim jūsų asmeninę formulę. Kaip gauti atgalinį ryšį būtent santykiuose, kad mes neitumėm į tą perdegimą, o pradėtumėm augti santykiuose ir sužydėtumėm kaip moteris, kaip mamos, kad mes pagaliau, net ir besirūpindamos savo šeimą, nesijaustumėm išsekusios, pervargusios ir sukaustytos įvairiausių baimių. Taigi, į naują viziją, kurios tu nori, yra kelias. Ir jisai atskleidžiamas asmeninėje sesijoje kartu su manimi, kai tu gali apžvelgti, įgauti aiškumo ir įgauti tam tikrus žingsnius. Spausk laiką, komentuok ir aš su tavim susisieksiu.